Gaidį nufilmavot? Kokį gaidį? A, jau pakabinot gaidį? A, einam žiūrėt gaidžio. Tetuchą žiūrėti. Kuria pusė žiūri, šiaip ten galės pusė. O, tikrai yra. Gaidys. Iriukas vis staigmenų visokių pažiūrė mums. Teisingai rodo? O, kas gražus. Vėjas buvo lygiai. Nieko nesimato per medžius. Va. Vakarų vėjas dabar. O, aha. Šulinį mūsų šnipštą padarė. Šlungiškis, nes kai semia, brūžinasi grandinė. Va. Tikau normaliai. Tikau nenormaliai. O tai kaip tu pakelsi? Nu tai jau, biškis sunkiau. Ai, stumsi atvirkščiai, ne viską. Mes brūžinam ir puikiai. Darėm tyrimus. Taip, visas jau kaip sutarpinėjus. Žiūrėk. Aha. Kaip iššokti viskas puolas. Nu va, Žemaitis darė mūsų. Paskui sužinosiu. Dar metai nepadėjau. Aha, atrasiu, aš jį pakomentuosiu. Tokį šnipštą padarė visiškai ir tokius pinigus paėmė. 100 metų stovi. Darėm tyrimus vandens, tai dar gert negalim. Dar reikia išsemti. Nu, bet dabar jau dažnai naudojam, tai gal išsisems. Turim, aišku, ir tą aparatą. Nu, aš išeinu. O, vaikučiai atėjo. A ne, brendukai? Atėjai? Atėjai, šaunuolis mano. Nu, šaunuolis mano, brendis. Šaunuolis mano, berniukas, mažas. Nu, amžinas lėliukas. Tai žygiuoja toliau per garšvą brendu. Tai tikėkimės nusipirksiu aš tą generatorių. Tai yra mes. Tikėkimės užteks tų pinigų. Nieko, biškį pabadausim. Pataupysim dar labiau. Ir jau tada aš galėsiu nupjauti. Vienu kartu tikiuosi nupjauti visą žemę. Nu, 56 eurai. Čia ne juokas, aišku. Va, čia rinkau šiandien šapalius. Visokius, nes neina pjauti per tos visokius. Čia aišku ne šapaliai, čia yra sudžiūvusi dilgėlė praėjusių metų. Nes aš tik nupjau, bet mes nieko negrėbėm. Pavietės gyvybės ženklų nerodo kol kas. Nežinau, ar jos dar parodys man, ką nors čia kokie sužalios, nesužalios. Nu, bet aviečių Jūrius rado. Ten kitam gale žemės rado aviečių, tai kaip bebuvę aviečių turėsim. Jeigu ne mūsų prigis, tai turėsim iš praeitų šeimininkų. Čia aš praeitą savaitę pjojau šitą garšą. Bet taip atrodo, kad iš vis niekada nepjautų čia. Nu, žodžiu. Daugiau nieko neveiksim, tai pjausim. Čia sugrėbiau šitą teritoriją. Truputėlį išvežiau, bet vis tiek liko tų. Bet čia toks geras mulčius. Mūsų kalno
kur galvojom, kad čia mūsų juodžemis nebėra, nes išsivežė matyt tas kaimynas, kur yra ariama žemė, va šičia tas kalnas. Jisai išsivežė visą žemę, mes šiandien atvažiavom, ne šiandien, šį kartą atvažiavom ir kalno neliko. Nu nieko, prisivešim. Mūsų tualetas, superinis tualetas. Jokių kvapų. Aišku, čia yra biški betvarkė. Kompostinis tualetas. Superinis. Jokio kvapo, nieko, viskas super. Rankytės galim nusiplauti. Tik ir vėl muilo nėra. Vis padedam, kažkur dingsta tas muilas. Čia pridėjom ant žemės ką turėjom, tą dėjom ir viskas pridėjom, galvojom, nu gal įvyks stebuklas ir toje vietoje dilgėlis numirs, nebeauks. Nu mes turim vilties. Va, krūmeliai pilni vagelių, jau lapų jau yra gražių. Čia yra mūsų dušas. Kol kas toks, šiaip esam jau užsakę, nupirkę, bet dar neatvežė lauko dušo su 150 litrų, nu, jau nufilmuosiu, turbūt gal jau sekančiam video gal jau bus. Pasišildom vandenį ir taip prausimės. Šampūną įrikus palikom padėtą, nu gerai, teko pana. Čia dar meistro kopėčios, nes meistras dar nepabaigė apdailos. Va, čia stogo apdailos nepabaigė ir ten viduje į palėpę durų nepadarė. Čia va, sukasi, abudu sukasim. Aš mažiau truputį, Juris daugiau. Sukasim žemę. Ir rytoj papurėmsim, išgrėbliosim ir pasodinsim lauko gėlės, matysim. O gal netyčia paims ir sudygs. Nu, nesudygs, ką padarysi. Eilinis krūmelis mūsų su žiedeliais ir būsimom uogytėm. Paukštukai duodas. Čia tam prūde gyvena viena varlė, rūpužė, nežinau, kažkas tai. Ir jinai viena pati čia kurkė per naktį. Viena pati, daugiau nieko nėra, jokių varlių, nieko. Tai mes nusprendėm, kai jinai yra bosė šito prūdo. Nu, šičia irgi turim, čia labai patogus dalykas. Nusiplaut rankas tiesiog, kai kažką darai. Su muiliuku, nuostabus dalykas. Pasidarėm tokius, kur atsisėsti, susipirkom, susidėjom paletės va ir turim, kur jau prigulti. Jau nebereikia visą laiką stovėti. Galvėlės taip pat buvo, bet išnešėm pagalvėlės, kadangi pranašau lietų, bet to lietaus taip nebuvo, o žemė va yra tokia va, kaip dykumoj. Mane brendukai. Čia dar yra meistro šiukšlės. Juriukas padarė tokį stalą indam plauti. Žiauriai patogus dalykas. Nu, šitom sąlygom kaip gyvenam, labai patogus dalykas. Vienam plauni, kitam skalaujam. Ir viskas super. Jaučiu vėjas, biški pučia. Laužas jau paruoštas, biški privežiau šapalių. Šitas žolės irgi išpurškiau. Nes čia yra ta viralinė, ten pjauti tarp tų plytų yra nesąmonė visiškai. O šičia va šiandien sužinom, kad čia yra obelis.
tokia graži ta obelis, tokia tanki, ta laja tokia plati. Šiandien su Google buvom privedę prie žiedelio, gal nežinau, ar prie lapelių. Čia žiedeliai ir lapeliai. Tai parašė, kad obelis. Na ką, bendukas gaudo gerves, gaudo gandrus. O, kiškis atšuoliavęs. Saugo vaikas, saugo, kad tie visi kiškiai čia neitų. Tai tiek žinių iš žemės.